pasakot, apie ką mes čia šiandien kalbame. Taigi tos stovyklų patirtis, galimybės, nauji horizontai. Viskas priklauso nuo to, koks yra moksleivio amžius, koks yra lūkestis šeimos moksleivio, kokios yra pasirenkamos destinacijos. Į AMES stovyklas tradiciškai vyksta jaunimas nuo 8 iki 18 metų, vyresni vyksta į kursus suaugusiems užsienyje. Kalbant apie tas pirmasias patirtis, kai vyksta 8-15 metų vaikai, kuriems tai yra pirmas vykimas į užsienį be tėvų ir pirmieji tokie pasibandymai, bandymai patirti, kas tai yra truputį kitoks kelionių formatas, dažniausiai vyksta su lydinčiu asmeniu iš Lietuvos. Taigi mes kaip AMES Education turime labai daug įvairių stovyklų ir dabar aš pabandysiu tiesiog trumpai parodyti, apie ką mes čia kalbame. Stovyklos užsienyje gali būti tiek su lydinčiu asmeniu, tiek individualiai. Pirmosios patirtis rekomenduojamos rinkti su lydinčiu asmeniu. Lydintis asmuo tai įprastai yra AMES mokytojas, kuris lydi vaikus stovyklos metu, su jais yra skrydyje, gyvena stovyklos teritorijoje, grįžta su vaikais į namus, bet jis neveda pamokų. Visose stovyklose yra labai griežta tvarka, kad pamokas veda tik tai programos darbuotojai, tai yra tik oficialūs organizatoriaus mokytojai. Taigi, lydinčio asmens paskirtis, kaip kartais tiesiog tėveliams ir sakau, tai yra mama stovykloje arba tėtis stovykloje. Dažniausiai važiuoja moterys, lydi vaikus būtent mūsų mokytojas. Taigi, jos yra tie žmonės, kurie pirmiausiai sureaguoja, kai vaikui yra blogai, kai vaikui yra liūdna, kai vaikui yra gerai, kai vaikas serga, kai šiaip kyla kažkokių tokių bendravimo problemų, kai reikia keisti kartais kambarį dėl nesutarimų su kambarioku. Tai tų problemų gyvenime būna labai daug ir įvairių. Ir to lydinčio asmens buvimo šalia tarsi nuima tokį papildomą stresą tiek nuo vaiko, tiek ir nuo tėvelių. Kalbant apie stovyklas su lydinčiu asmeniu, jų pasiūla yra ganėtinai plati. Kalbant apie šalis, šiemet mes galime pasiūlyti tiek Jungtinę Karalystę, Academic Summer, netoli Bristolio, 2 savaičių programa 10-18 metų vaikams, tiek ir Ameriką arba Kanadą, kas jau yra ženkliai toliau. Amerikui šiemet mes būsime 17 dienų, vykstame į Čikagą, Niujorką, Bostoną, į CSL Summer Camp. Tai vaikai turės galimybę labai daug miestų aplankyti vienos stovyklos ribose. Būdavo įprastai, kad mes važiuodavom tik į kažkurią tai vieną lokaciją ir joje būdavom 2 arba 3 savaitės. Šiemet priėmėm sprendimą, kad tai bus vieno organizatoriaus programa ir visa grupė, kuri atvyksta, ne tik lietuvių, bet ir tarptautinė grupė, kažkas iš Prancūzijos, kažkas iš Vokietijos, kažkas iš Ispanijos, Italijos, absoliuti dauguma yra europiečiai. Visas moksleivių būrys keliauja iš miesto į miestą. Programa prasideda Čikagoje, užsibaigia Bostone. Tai reiškia, į Čikagą atskrendam, iš Bostono išskrendam. Tikrai pamato vaikai labai daug. Kultūrinė prasme, išmoksta labai daug, bendravimo prasme, nes turi pamokas, turi integruotus projektus, todėl ta patirtis tikrai gaunasi tokia labai plati. Nes vis būdavo tėveliai dažnai sako, tai kad Niujorke jau buvęs, ten su tėvais galbūt keliavęs, arba tai ką, Niujorkas tik tai ta vienintelė lokacija. Tai už tai šiemet mes priėmėm sprendimą, kad mums reikia daugiau, reikia plačiau, reikia, kad vaikai pažintų, pamatytų kuo daugiau Amerikos. Taigi, ir kalbant apie Kanadą, Kanadoje mes šiemet būsime 3 savaitės, tai jau yra ilgesnė programa. Kanadoje, Otavoje, Carltono universitete, jau renkamės šitą stovyklą gal kokius 5 metus iš eilės. Tikrai labai yra šaunus atsiliepimai, vaikams patinka tai, kad jie mokosi Otavoje esančiame universitete, važiuoja savaitgaliu į Torontą, važiuoja aplankyti Niagaros krioklių, o taipogi turi savaitgalį laukinėje Kanadoje, kas prisiliečiant prie gamtos
ir prie tų laukinės faunos ir floros vaikam tikrai sukelia labai daug tokių pozityvių emocijų. Tai reiškia, kad vaikai pamato ir Kanados didmiesčius, Kanados kultūrą ir Kanados tikrąją gamtą. Taigi, važiuosime 3 savaitėm. Taipogi, kiekvienais metais mes siūlome ir truputį lengvesnį stovyklos variantą, kai vaikam gal tiesiog norisi ramiai pailsėti po vasaros, o tai yra po mokslo metų ir turėti tokią tradicinę vasarą. Ir kartais norisi gero oro garantijos 100%, tai gali pasiūlyti salos. Įprastai tai yra Malta ir Kipras. Kipre mes šiemet viešėsime 2 savaitės, nuo Liepos 20 iki rugpjūčio 3 dienos. Ir ten mokysimės, turėsime 20 pamokų per savaitę, tai tikrai ganėtinai toks intensyvus kursas, turėsime įdomią ir, sakyčiau, tikrai tokią įtraukiančią laisvalaikio programą. Kipras yra šiaip tradiciškai skirtas vaikam nuo 11 iki 18 metų. Iš patirties galime pasakyti, kad gal jau tiem mūsų 16-mečiam, 18-mečiams jis yra šiek tiek per nuobodus. 11-15 metų amžiaus moksleiviams tai yra tikrai geras sprendimas. Vyresni nori jau truputėlį daugiau judesio ir daugiau didesnių miestų. Todėl vyresniem ypatingai rekomenduoja Maltą. Malta tinka, aišku, ir jaunesnio amžiaus moksleiviam. Čia važiuojame nuo 9 iki 17 metų. Jeigu yra vyresni moksleiviai, pavyzdžiui, 18-19, tai ieškome jiems kitų sprendimų. Turime Young Adult programą, kur važiuoja 18-21 metų jaunimas. Tai, žodžiu, atrandam sprendimų ir vyresniem. Bet į šitą stovyklą su lydinčiu asmeniu važiuoja 9-17 metų moksleiviai. Mokosi pagal skirtingas amžiaus grupės, tai yra 9, 10, 11, 13, 14, 17. Tai tikrai nebus taip, kad 9-metis mokosi kartu su 16-mečiu ir panašiai. Tikrai vaikai labai gerai yra išskirstomi po grupės, kad grupės būtų maksimaliai tarptautinės, bet Maltoje mes tengiamės bent jau apgyvendinimo sektoriuje vaikus laikyti kuo arčiau savo šaknų. Tai lietuviai dažniausiai gyvena su lietuviais. Tiesiog taip yra tiek dėl daiktų, tokio saugumo sumetimais. Pastebim, kad šitas dalykas kažkaip veikia geriau, būtent kalbant apie salas. Kai tuo tarpu, jeigu vykstame į Jungtinę karalystę arba Jungtinės Amerikos valstijas arba Kanadą, tai tikrai užtikrinam vaikam apgyvendinimą tarptautiniuose kambariuose, kad būtų to bendravimo truputėlį daugiau, dėl to, kad tie kambariai yra truputėlį mažesni, ne tai, kad mažesni kambariai, bet apgyvendinimas yra po 2, kai tuo tarpu Maltoje yra po 3-4. Tai tik tai pačių vaikų patogumui ir saugumui iš ties stengiamės, kad viskas vyktų kuo sklandžiau. Dabar kalbant apie kitokį stovyklų pobūdį. Čia aš jums papasakojau apie tai, kas yra su lydinčiu asmeniu iš Lietuvos populiariausia. Bet kalbant apie kitas stovyklas, kartais vyksta vaikai jau nuo 13 metų žinodami, ko jie nori iš ateities. Pavyzdžiui, sako, mane domina medicina, aš mėgstu daryti visokius laboratorinius, aš galvoju galbūt būti politiku, gal mane domina inžinerinės programos. Ir kartais vaikui tikrai yra labai sunku apsispręsti. Pasiūla yra labai didelė, norų daug. Vaikai dabar yra išbandę visko daug daugiau negu mes, kai buvome jų amžiaus. Ir jų galimybės yra visai kitos. Ir pastebim, kad ta tendencija, jog vaikai susidomi kažkuriomis karjeros kryptimis vis anksčiau, jinai irgi ankstėja. Ir karjeros stovyklos, jeigu prieš kokius 5 metus buvo siūlomos pagrinde 16-18 metų moksleiviam, šiai dienai jau yra ganėtinai populiarios tarp 13-16 metų moksleivių taip pat. Todėl karjeros stovyklos šiai dienai skyla į tokius 2 blokus - 13-16, 16-18 metų. Dar kai kurios mokyklos organizuoja 14-17, bet čia jau toksai amžiaus labiau diapazonas patiems organizatoriams. Kalbant apie karjeros stovyklas, tų stovyklų pasirinkimas išties yra labai platus, lokacijų spektras irgi yra platus. Dažniausiai karjeros stovyklas organizuoja arba
stovyklų organizatoriai universitetuose arba mokyklose. Tai vėlgi visada žiūrim pagal vaiką, koks yra vaiko interesas, kokia yra vaiko branda, kiek vaikas turi to savarankiškumo, ar jisai nori didesnės lokacijos, ar jisai nori kažko Londone, ar vis tik tai jam norėtųsi tokio uždaros mokyklos internato, kur jisai galėtų turėti viską vienoje saugioje, uždaroje teritorijoje, ar jis nori būti mieste, pavyzdžiui, kaip Oksfordas ar Kembridžas, kad truputėlį pasimatuotų to miesto atmosferą, miesto kultūrą, ar vis tik tai jis norėtų būti vidurinėje mokykloje, bet Londone. Tai kiekvienu atveju pasižiūrim, koks yra vaiko lūkestis, kokio dydžio grupėse nori mokytis. Vieni vaikai ateina ir sako, aš iš tikrųjų noriu mokytis kuo mažesnėje grupėje. Puiku, mes parenkam programas, kur pavyzdžiui būtų maksimum vaikų 6-8. Jeigu vaikas sako, man labai svarbu, kad būtų kuo daugiau bendraminčių, kad būtų kuo daugiau su kuo bendrauti, iš tikrųjų matosi, kad tas socialumo poreikis yra labai didelis. Tai taip, yra tų pačių karjeros stovyklų, kur grupėse būna 11-14 vaikų. Bet dažniausiai karjeros stovyklos atsiremia net ne į grupės dydį ir ne į lokaciją, bet atsiremia į pačią programą, ko vaikas nori. Ir labai dažnai kyla klausimų, ar jos pasiteisina, kuriame amžiuje jos pasiteisina. Tai kalbant dabar apie tą stovyklų pasiteisinimą, ypatingai karjeros stovyklų, galėčiau pasakyti taip, kad vaikui daug lengviau rasti sprendimą dėl ateities, ką jis nori studijuoti, ką jis nori gyvenime veikti. Galbūt jis dar negalvoja apie studijas, gal jis apskritai pagal savo amžių dar yra per jaunas galvoti apie studijas, bet jis galvoja apie savo pasirinkimus, apie savo suinteresuotumo nukreipimą. Ir šitoje vietoje karjeros stovyklos padaro labai didžiulę naudą. Pirmiausiai dėl to, kad vaikas supranta, ar jis to dalyko nori ar nenori. Jeigu ta programa jį atgraso, jisai supranta, ne, tam buvo per sunku, iš tikrųjų įsivaizdavau kitaip ir panašiai, tai irgi yra atsakymas, tiesa. Jeigu vaikas supranta, kad jam tai patiko, galbūt tai buvo netgi, sakyčiau, asmenybės klausimas, gal patiko labai dėstytojas, gal patiko pateikimas pačios programos, tai irgi yra atsakymas, kad toks vaikas ateityje gilinsis, ieškos tų sprendimų. Labai dažnai susiduriu su tuo, kad kai vaikai grįžta iš karjeros stovyklų, ypatingai kokių inžinerinių arba medicinos, biomokslų stovyklų, labai dažnai jie paskui ieškosi visokių tokių sprendimų, klausia, ar galbūt nacionaliniai moksleivių akademijai būtų galima kažką papildomai padaryti, ar Kaune forte yra visokių įdomių irgi akademinių sprendimų. Tai tokie vaikai pradeda tiesiog patys ieškoti, kas galėtų juos pamokyti plačiau ir visai kitokius klausimus kelia pamokose. Tai tikrai žinokit, ta investicija vasarą į karjeros stovyklas yra vienas iš labiausiai atsiperkančių dalykų. Nes vaikas ne tik pagerina anglų kalbą, ne tik tai pagilina savo socializacijos įgūdžius, bet pirmiausiai tai pasiekia tą tikslą, dėl ko jis atvažiavo. Jis įkrenta į terpę su tais, kurie irgi domisi tuo pačiu. Jį moko mokytojai, kurie ištisus metus dirba su moksleiviais, būtent pagal konkretų pasirinktą mokomąjį dalyką. Ir pamokos vyksta ne tik tai pagal kažkokius vadovėlius, zubrinimą, kalimą, bet vyksta per įvairius laboratorinius, per projektus. Kas dar gerai, karjeros stovyklose visada yra numatomi vizitai į universitetus, susitikimai su tas studijų programas baigusiai žmonėm. Ir vaikai pamato, kad realiai ta ateitis jinai yra tikra. Parenkami žmonės iš sėkmingų sričių, iš sėkmingų tų perspektyvų, kad galėtų papasakoti vaikam, kokios gražios ateitys jų laukia, kokie sprendimai, kokias pasaulio problemas jie galės išspręsti, pasirinkę vieną ar kitą profesiją. Tai dėl tos priežasties karjeros stovyklos yra fantastiškas atradimas, išradimas ir tikrai nuoširdžios rekomendacijos, nes pirmiausiai vaikai, sakau, mokosi arba labai gerose universitetuose, kaip Oksfordas, Kembridžas, UCL'as, King's College'as, arba mokosi mokyklose, kurios irgi orientuotos į rezultatą. Reiškia, vaikai mato visą laiką pavyzdį, į kurį gali ir nori, svarbiausia, lygiuotis.
Kalbant apie stovyklų galimybės, tai yra ne tik laisvalaikis, ne tik karjera, yra ir sportas arba, pavyzdžiui, menai. Galbūt jūsų vaikas sportuoja, galbūt žaidžia krepšinį, futbolą, golfą, galbūt jodinėja. Tai tikrai tų pasirinkimų irgi yra įvairiausių. Anglų kalbos ir sporto stovyklos yra fantastiškas pasirinkimas, kai vaikas gali su profesionaliais treneriais padirbėti stovyklose profesionaliu lygmeniu. Tai turim įvairių iš tikrųjų sprendimų, eksportais vienas iš jų, bet tikrai galima priklausomai nuo sporto, kurį vaikas praktikuoja, parinkti ir kitą organizatorių, kuris tokią sporto šaką, kokios jums reikia, turi. Kalbant apie sporto stovyklas, jos labai retai kada vyksta universitetuose, jos dažniausiai vyksta mokyklose, o mokyklos Jungtinėje karalystėje, kaip žinia, dažniausiai yra tie tokie private boarding schools, tai yra privačios uždaro tipo mokyklos internatai, jos yra tokiau nuo miestų, jos turi savo didžiulius aikštynus, turi visas sąlygas vienam ar kitam sportui, kad vaikas galėtų save realizuoti. Tai tikrai, investicija gaunasi didelė, bet investicija į vaiko tarptautiškumą, į vaiko socialumą ir integravimąsi tarp kitų, tokių pačių kaip jis turinčių interesus. Menininkams jauniesiams tai išvis yra labai platus spektras. Dažniausiai menų programas jaunieji specialistai renkasi universitetuose. Nors ir mokyklose jų pasiūla ganėtinai nemaža, tai jeigu renkamės mokyklas, tai tada mes jau žiūrime, kad ta mokykla būtų tokia, kaip sakykime, miesto mokykla, kad tai žmonės, kurie nori studijuoti meną, galėtų dažniau išeiti į miestą, turėtų arti prieigą prie kultūrinių renginių ir panašiai. Viena iš geriausių menų stovyklų turbūt vyksta, taip sakyčiau, Kembridžo menų akademijoje, tai Cambridge School of Visual and Performing Arts. Programa bazinė, jeigu žiūrint dienos programą, jinai yra tokia pati kaip ir visur. Vaikai turi ryto laiką, tai yra pusryčių metą, tada yra pamokos, yra kažkokie tai vadinamieji workshopai, užsiėmimai su lektoriais, yra pietus, toliau vėl yra papildomos veiklos pagal tematiką, kurią vaikas pasirenka, yra vakarienės, yra laisvas laikas, kur kažką tai bendrai kartu daro, yra dienos, kuomet jie vyksta į ekskursijas. Tai nėra taip, kad vaikas mokėsi visus metus, išleidžiat vasarai ir jis ten dar tik tai mokosi ir nieko nedaro. Tos pamokos yra smagios, jos yra nuolat perpinamos su ekskursijomis ir su laisvalaikio veiklomis, todėl vaikai tikrai patiria tokį kokybišką laiką kartu. Ir kalbant apie programas, kaip matote, menų programos yra labai platus variantas, tai yra ir mada, ir animacija, ir vaidyba, ir filmų kūrimas, žaidimų dizainas, 3D dizainas, piešimas, fotografija. Galbūt jūsų vaikas planuoja studijas meno krypties kažkur tai Europoje, Amerikoje, visiškai nepriklausomai nuo to, kur jisai planuoja studijuoti, jis gali čia atvykęs pasiruošti ir savo portfolio. 3 savaičių programoje tiesiog gimsta fantastiški profesionalūs portfolio darbai. Taigi tos galimybės ir tie horizontai tikrai veriasi labai stipriai, ypatingai per specializuotas programas. Ir kai vaikai pabūna tokiuose programuose, jiems tiesiog ateina labai aiškus suvokimas, ko jie nori ir ko jie tikisi iš savo ateities. Ir ne tik iš vasaros, bet būtent jie susidaro jau tada planą truputėlį tolimesnėm perspektyvom. Bet kartais vaikas nežino, ko jisai nori iki galo, atrodo, nei jisai labai menininkas stipriai, nei jisai sportininkas ir galbūt dar ta karjeros kryptis neypatingai aiškiai formuojasi. Tokiu atveju į pagalbą ateina tarptautiniai koledžai, tokios akademinės stovyklos. Tai kalbant apie akademinės stovyklas, jų didžiausia nauda yra ta, kad vaikas jisai tarsi nepririšamas prie vienos konkrečios temos. Jo niekas nepririša prie medicinos, inžinerijos, politikos, teisės, ekonomikos. Jisai turi tarsi tokį visapusį
supratimą. Aišku, kai dažnai mes kalbam apie kažką plačiai, tai dažniausiai kalbam labai abstrakcijomis ir kartais net atrodo neaišku, ką ten vaikas daro. Bet akademinėse stovyklose, vėlgi priklausomai nuo programos, vaikas mokosi arba kažkokius tai mokomuosius dalykus per projektus, kaip Academic Summer Somersete netoli Bristolio. Jis gali pasirinkti 4 mokomuosius dalykus per savaitę. Gal jis nori matematikos, gal, pavyzdžiui, prezentacijų ruošimo, gal jam labai patinka biologija ir galbūt chemija. Prašau, tai yra 4 mokomieji dalykai, vaikas juos pasiima mokytis, mokosi visą savaitę, bet ne tai, kad per nuobodų zubrinimą, bet jie eina į gamtą, jie atlikinėja įvairius projektus, jie atlikinėja skaičiavimus tokius ganėtinai natūralioj aplinkoj ir kartu mokosi terminologiją, mokosi bendradarbiauti, kooperuotis tarpusavyje, spręsti problemas. Ir šitoje vietoje vaikams tai yra labai pasiteisinantis dalykas, ką noriu pasidžiaugti, kad kiekvienais metais turim, atrodytų metai iš metų, tos pačius vaikus grįžtančius į tas pačias stovyklas. Tai reiškia, kad kažką ta stovykla daro tikrai labai gerai, jeigu kartais vaikai tas pačias stovyklas važiuoja 3 metus iš eilės. Netgi būna taip, kad sakom, galbūt reikėtų kažką kito išbandyti, pasižiūrėti kažkokių kitų variantų. Sako, ne, mes ten susitarėm su draugais, kad mes grįšim. Tai irgi užsimezga tokios pirmosios draugystės ir ta mokykla, ta lokacija tampa vaikui ganėtinai artima vieta. Taipogi, tarkim, galbūt vaikas nenori visiškai mokomųjų dalykų, jis nori tokios bendros programos. Tai jis pasiima tokią tiesiog tarptautinę stovyklą, be jokio karjeros atspalvio, be jokių akademinių dalykų atspalvio. Ir ką jis dabar daro toje tarptautiniai stovykloje? Tai jis mokosi anglų kalbos. Jis mokosi anglų kalbos per aktualias temas, kas yra aktualu šių dienų pasaulyje. Ir per keliones, per projektų ruošimą, kuris yra surištas su kelionėmis, kurios jo laukia, tarkim, savaitgalį. Tai yra integruojamos plačios temos ir vaikai tam ruošiasi nuosekliai, kad paskui galėtų pristatyti tos projektus. Tikrai labai daug laiko vaikai praleidžia kartu, jie kartu turi bendrauti. Tikslas yra, kad mobilūs telefonai pasilsėtų kambariuose, kad vaikai turėtų maksimaliai gerą laiką kartu. Todėl tos stovyklos vyksta lokacijose, kur veiklos netrūksta, kur yra aikštynai, yra salės, kur yra dėstytojai, mokytojai, kurie užsiima, veda įvairias edukacijas, tam, kad vaikas kuo labiau įsitrauktų. Tai tikslas iš tikrųjų užimti vaiką maksimaliai visos dienos metu. Stovyklos, kurią be pasirinksite, visos pasiūlys labai turtingą kultūrinę programą. Iš tikrųjų yra labai daug įvairių laisvalaikio veiklų ir kągi vaikai daro tose laisvalaikio veiklose. Tarkim, dabar aš tiesiog pasidalinu informaciją, aišku, apie labai turtingą šalį, apie Ameriką, nes ten turim 17 dienų ir iš jų pirma ir paskutinė tokias daugiau kelioninės dienos, o per kitas tikrai yra ką nuveikti. Tai vat važiuojam ir į New Yorką, turim visos dienos išvyką, turim, kaip čia matote, turim pamokas, turim ekskursijas. Ir New Yorką pažįstam, ir Bostoną pažįstam, ir po Bostoną nemažai pakeliaujam, turim vakarienės miestuose, turim vėlyvas vakarinės programas, turim dieninės programas. Tai šitoj vietoj vaikai tikrai padaro maksimumą. Negaliu sakyti, kad jie nuolat bėga, jie tikrai viską spėja labai kokybiškai, bet visa diena yra užimta. Ir dažnai būna iš tėvelių toks nusiskundimas, kad sako, negaliu vaikui prisiskambinti, tai mes iš tikrųjų labai džiaugiamės tokiom situacijom, kai tėveliai negali vaikui prisiskambinti, reiškia, jis tikrai yra kokybiškai užimtas. Ir ta komunikacija, aišku, čia aš pajuokavau dėl to prisiskambinimo, nes visada mes tarpininkaujam, jeigu tik tai su vaiku negali susisiekti tėvai, tai padedam susisiekti per stovyklos organizatorius, o jeigu yra mūsų lydintis asmuo, tai visada mes kviečiame tėvelius bendrauti pirmiausia su mūsų mokytoju, kuris tikrai mielai atsakys, kaip tam vaikui sekasi ir kokiom veiklom jis yra užimtas. Bet, kaip matote, pagal programos užimtumą vaikai yra užimti labai.
Ir nuo ryto iki vakaro jie yra veiklose. Tai reiškia, kad vaikų galimybės, vaikų horizontai platėja tiek per bendravimą, tiek per socializaciją, tiek per laisvalaikio veiklas. Ir stovyklų pasirinkimas, jis kartais tėveliams gali būti labai sudėtingas momentas, kai mes kalbame apie didelį, tikrai didelį pasirinkimą tų stovyklų, nes jų yra be galo daug ir kartais neaišku, kurią pasirinkti. Todėl mes visada kviečiame drąsiai pasiskambinkit, aptarkime situaciją, aptarkime, koks yra vaiko amžius, koks yra lūkestis, ko jūs tikitės iš programos, koks yra šeimos biudžetas tai programai. Ir tikrai mes visiems surandame tuos sprendimus, nepriklausomai nuo to, ar žmogus nori mokytis stovykloje Lietuvoje, ar jis renkasi stovyklą užsienyje, ar jis nori akademinės karjeros, sporto, menų, o gal jis nori kažkokios kitos kalbos stovyklos. Tokių irgi variantų turime. Tai tikrai labai dažnas pasirinkimas jau šiai dienai yra stovyklos Vokietijoje, stovyklos Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje. Tai šitie pasirinkimai yra ypatingai populiarūs, nes pastebime, kad vis daugiau vaikų, pabaigus 10 klasę, atsisveikina su antrąja užsienio kalba ir kaip ir nenori jos paleisti, kaip ir nori išsilaikyti tą DSD2 arba galbūt DELFO egzaminą, priklausomai nuo kalbos, kurią mokosi vokiečių, prancūzų arba ispanų. Ir tokiu būdu tai stovykla gaunasi labai geras sprendimas, nes vaikas tarsi kalbos mokykloje nesimoko, bet gali tą kalbą tobulinti toj natūralioj aplinkoj. Tai pirmiausiai, didžiausia stovyklų nauda yra ta, kad vaikas gali išbandyti savo savarankiškumo įgūdžius ir savo kalbos įgūdžius aplinkoje, kur ta kalba kalbama natūraliai. Tai tikrai ta tobula investicija, bet kaip sakau, būtų idealu, kad kiekvienu atveju tikrai drąsiai pasiskambintumėt, aptartumėm ir suteiktumėm maksimalią informaciją, kokios stovyklos kokiam vaikui galbūt, kokios stovyklos kokiam vaikui labiausiai pateisintų jo lūkesčius. Gal man turite kokių klausimų? Neturit. Jeigu turėsit, drąsiai susisiekit elektroniniu paštu. Aš įrašą apie AMES organizuojamos stovyklas atsiųsiu visiems užsiregistravusiems, o kol kas tada dėkoju Jums už malonų susitikimą ir linkiu gražaus vakaro. Viso geriausio. Ačiū, sudie. Ačiū Jums, viso geriausio.